Jau paleidau, tai koks jau intro, žinai. Tai, bet, blėt, šitą šūdą šnekėjom kiek jau pusę metų, kad toks dalykas Man būtų. atrodo daugiau. Jo, tipo, Bet kaip mačiau, YouTube'ai parašus, mes esam pirmieji, kas dabar lietuviškai kalba apie WWE. Ir apie AEW. Apie AEW dėją mes nekalbėsim, nes jo, kol kas. intereso dar tokio neturim. Ne tai, kad neturim, ten neįdomu, blė. Ten AEW yra pensininkų namų imtynių vietovė. Tokia. Tai, sveiki, kas žiūrintis, aš su Gizmo, su manim yra Aiva ir mes šiandien pradėsim tokias serijas. Pakarto, kaip tai pavadinai? Aš galvoju, galim pavadinti imtynių klubas. Yra book klubas, tai mes būsim wrestling klubas. Jo, toks knygų klubas ir mes turėsim imtynių klubą, tai jeigu jums patiks, čia yra toks pilotas, tai nežinau, paspauskit laiką, paprenumeruokit, parašykit komentaruose, kas jums patiks iš epizodo dabar. Pirmas epizodas. Jo, pirmas pilotas. Nu tai vat, pradėkim, nuo ko tai, realiai paaiškinam, nuo ko tai kilo, nes, žmonės čia pradės klausinėti mūsų, nuo ko čia viskas kilo. Vieną kartą pripysom. Galim tarti taip. Kaip visat pripysom. Ir taip ant prikolo parašiau šiam, davai padarom podcast, apie ką darom. Tada nebuvo jokios minties. Taip, kalbėt ant kalbėjimo, taip, visi tie tai daro. Ant tokio šūdo. Bet laiko eina, mes pastoviai apie tą WWE tarpusavį kalbamės ir kas įvyksta. Ir kas galėtų įvykti. Ir tokie, davai apie WWE darom, nes, nieks nedaro apie tą Lietuvoje. So, why the hell not? Ir the fun fact, the fun fact, ane, kai sužinojau, aš man atrodo, tau po naujų rašiau, most likely kažkur tai, po naujų, kad hei, darom, žinai, fuck it, važiuojam. Tai kas įdomiausiai, aš po to radau, kad dar Facebook egzistuoja tokia grupė, kad, tipo, irgi kieti fanatikai imtynių ir, oi. Ten visai įdomu. Aš kažką pamenu, tu jam buvai parašęs šitą idėją ir kažką iškaliojo tave. Jo, aš jam pasiūliau, hei, Hebra, aš su Hebrantu noriu podcastą padaryti ir davai mes, tipo, pašnekam. Apie ką pašnekam? Pašnekam apie imtynės, apie tai, ką jūs renkatės. Ir ten maždaug man pradėjo rašyti, bliat, mes apie tai kalbėjom ir aš toks. Aš nežinau, tai, okei. Kalbos kalboms, bet mes jau darom savo, mes pirmieji. Mes pirmieji, we are ones. Realiai, aš kalbant apie šitą fucking pirštą Romanas Reinsas, bliat, man gaila čiuvo. Pradėsim nuo main evento iš karto mainijos. Varom nuo main evento, po to pradėsim virškinti. Aš esu laimingas dėl Panko. Come on. Like, fanboy number one. Pankas jau, kai savo metuose yra ir pagaliau gavo tai, ko jisai visą laik norėjo. Kai visus tuos prieš tus metus į Syną perimdavo, Mizas net su Syna, kas buvo keista. Bet jisai turėjo gerus mačus, su Undertakeriu buvo geras mačas, labai, pamenu, su Ortonu labai gerą turėdavo prieš tai. Kas ten buvo toks meme mačas, kas ten, to bičo vardas? Čia apie Panką dabar eina kalba arba apie kitą? Apie Panko mačus, kaip jisai, koks ten vardas buvo? Tas praplikęs, ne Stone Coldas ir ne Goldbergas, kitas, kurie išmetė iš WWE. Raibekas. Raibekas, blėt. Kurva, jisai mėmas, eina nahui. Tu matei Raibeką dabar? Aš mačiau Raibeką TikTok'e, jis dabar su lietuviam daro laivus betlus. Tu toks, since when Raibek? Kodėl? Man pati, apie Raibeką yra galima pasakyti taip, kad buvo jis X-e, Polo padaręs, kur aš turėčiau wrestling. WWE, AEW, Independence, Retire. 9% retirementą paspaudė tiesiog. Blet, tipo, Raibekas, tipo, jisai kaip charakteris buvo geras, bet... Mini Goldbergas toksai. Mini Goldbergas toks. Turėjo gerą pradžią, bet po to viskas ėjo atgal, nes jisai labai daug fuck-upino. Shit happened. Bet grįžtam prie Panko main evento. Sakau, man visa Panko istorija, žinai, aš apie Panką domėjausi nuo...
Tai Galim pradėti nuo pradžios. Vien introduction video, tasai, kur buvo su jo old theme songu The Fire Burns. God. I don't do drugs, žinai, tipo, I don't do alcohol, all addiction is wrestling. Čia mantra. Čia gali būti pirmas ir finalinis WrestleMania, bet, nu, tipo, it's one of the best debuts. Aš nemanau, kad čia bus finalinis. Aš nemanau. Ja, bet, main eventas, aš manau, finalinis. Dalyvausiu Seminijose, bet, nu, nebus main evento. That's a fact. Nes metai daro savo. Svarbiausia, kad WrestleMania būtų jisai. Man, sakau, aš laukiau, aš apsišikau iš laimės ir man buvo zaibys, tipo, kad aš pamačiau, nes grįžtant prie to, nuo ko viskas prasidėjo, tai yra Heimano tas pažadas, kažkoks, kaip supratau. Survivor Series. Ja. Prasidėjo viskas nuo Survivor Series, kai Romkos komandai, Roman Reigns, Romka. Romka. Ble, kodėl aš per tave dabar galvoju apie tą Romką? Tipo... Šiauriautas pranešk Romka grupiai. Tipo, tu tiesiog matai tą mūsų Romką, bet savo taip dėl cento. 50 centas. Yeah. Tai va, viskas prasidėjo ten Survivoriu, kai jisai su solo Bloodline pradėjo kapotis, kad tipo įsiaiškint, kas the real Bloodline. Nors viskas tom nepasibaigė. Yeah. Ir jiem trūko žmonių ir tipo, blėt, pakvietė Romansą kaip variantą. Romansas nekenčia Romano. Tai buvo įrodyta ir jis tikrai neprisijungs prie jo. Jau po šildo jo nekentė, tai come on. Yeah, exactly. Ir, nu, tipo, ten jau story, kad doesn't make sense. Ir, tipo, Punkas, kad, tipo, I will join you, but I will have a favor. Nu, tipo, žinai, man reikia paslaugos iš tavęs. True. So... Tipo... Nieks nežinojo, kas tas favor, ir buvo daug spekulacijų, kad tas favors, visai bus John Cena mečą įdėtas, kažkas tokio. Ir tas anticlimactic toks dalykas, kad tu būsi mano kampe, that's the favor. Like, the same reaction as the Roman. Bro, what? That's the favor you wanted? Bet man atrodo, gal pats Heymanas jau tipo suprato, kad jam reikia biškį plaukčiną ir ieškoti naujo talento. Čia faktas. Faktas. Nu, jo charakteris buvo toksai, kad... Būt su Romka ir būt su Siemu jau tiek laiko, nu, reikia išdavystės. Aš pripažinsiu, man tai buvo nuostaba, kad tai vyko per WrestleMania. Bet, nu, laksau, prieš WrestleMania man tai buvo nuostaba, bet... That was evil. Ne, nu, su Heymanu toksai, kad, nu, solo jį abusino, kai Romkas nebuvo. Tada paprašė, kad Punkas jį išgelbėtų. Nelabai ką jisai išgelbėjo. Pameni, please take me with you. Bet, come on, būkip... He didn't take him with you. Punkas pasakė, aš atėjau čia dėl pinigų, aš netėjau pasidaryti draugų. Nu tai, come on, jisai laikosi iš tos mantros. Tai ką padarysi? Amazing story, by the way. Jau pats geras story. Jo, bet, nu, grįžtam prie mačo ir build-upas į tą mačą buvo, nu, pagrindėjo taip, kad, nu, Sefas su CM Punk'u kaip ir daro, bet niekaip neužbaigė savo beefo, basically. Jie beefo, kai jau išėjo, ne? Kai Punkas išėjo. Prasidėjo visas šitas Royal Rumble. Tipo, kad šitas Triple Threatas. Punkas išmetė Reignsą. Turiu omenyje dar anksčiau, kur tipo buvo beefas tarp Siemo ir Seto. Nu tai real life beefas yra. Jo, tai apie tai šneku, kad tai persikėlė. Nuo real life prasidėjo. Jo. Nu, tipo, blending reality, basically. Jo, tas visas dingsta. Į tą build-upą, tai build-upas visai geras buvo, sakyčiau, geresnis negu Cody ir Cenas, not gonna lie. Bet, nu, kad Heymanas turnins ant Punko, aš toksai, shit, toksai, well, I guess I kinda see it, tas momentas. Bet po to, kad jisai perpiso Reinsą, toksai, what? Bet ne tik, bet ir toksai... Būk atviras, kai įvyko tas momentas, kai jis turėjo rinktis, kai buvo setas, žinai, jie trys šnekėjo čia dar prieš WrestleMania, būk atviras. Yeah. Tu žiūri į Heymaną ir tu pas bandai, blėt, neverktas toks, blėt, fuck, rinkis normaliai, kurva, aš tu apsiverksiu, žinai, viskas su tavim gerai, tipo, žinai, rinkis tarp draugų ir tarp to. Ir tu toks sėdi ir galvoji, kas bus, žinai. Aš sėdėjau ir, blėt, man buvo sunku, man buvo žiūrėti sunku, poną Heymaną tenais. Buvo sunku. Aš galvojau, kas bus, bet, tipo, kad
Nu, kad su setu išeis, galvoju, nu, gal, bet, nu, padėbom, be šansų, tipo. Su setu čia buvo gal koks procentas atmeks, kur toks, Ir tada, taip, seka, bam, jisai su setu dabar, tipo. Ir... Raw After Mania galim, apie patį mačą galim pakalbėti, kad labai geras mačas. Raw After Mania ten, kur, aš tik atsimenu galą, kur tu toks matai Breakerį, matai Setą ir matai Heymaną ir tu toks. Ar čia Evolution 2.0? Čia gali būti Revolutionas. Nu, jeigu kažką mačiau, kad, pats Seimanas sakė, kad čia ne Evolution, čia, arčiau Revolution ar something like that. Tai palauk, mes turim, jeigu, kalbant apie tą trio, turim Batistą, Braun Breakerį, ne? Turim Setas Rollinsas, kas būtų? Triple H'as. Tai mums reikia to fancy boy, tai kas pakeistų Ortoną, tai mano manimu, arba, čia tikėtinai galbūt Raucas, nes jisai yra legacy, tipo Ortono. Be šansų, ne? Jie nedarys Kaudio hilo. Arba, seniu, po WrestleManios, ką jisai, kaip jie apipiso, tai baisiai. Come on, fuck this, kalbant apie WrestleManią, jį ten baisiai apipiso. Būkim atviri. Yes. Aš manau, kad story-wise it makes sense, but Triple H'as nekenčia jo. Būkim česni, bet teisingi, bet nes Vincas mylėjo Austin Fury. Triple H'as jo nekenčia, blėt. Kiek blemba prognozavo, kad išsiskirs jog to komandos su Grayson Walleriu ir niekad neįvyksta. Jie NXT turėjo triple threat matchą dėl titulo. Ir jie vis tiek neįsiskyrė, nors jau vieną kitą pradėjo pyzint. Walleris jisai net mažiau bitkardo vertės yra, tai tipo... Aš turiu geresnį variantą, kuris labiau legit būtų ir kuris tikrai tipo, oh shit, like he's gonna make sense and he's gonna be portrayed as strong from the start. Who? Ethan Page'as. Iš NXT. Bet Blet, jeigu tu įsekėjai, jisai belė koks žiaurus bičas, labai primena Randy Ortoną, kai jisai su savo pantais buvo. Ethanas tenais laužė tipo oponentam kojas, rankas, žandikaulius sulaužė tam Javon Emansui. Jisai turi tą tipo sadistinį šūdą, kaip ir Randys turėjo. Ethan Page'as tikrai galėtų džiauti. Ir jam reikėtų, nes jisai jau NXT jau pravarė daugą ir jau gavo rabą nuo The Rock vienoj laidų. Rabas nuo The Rock, tipo, it doesn't fucking matter, nes, come on, aš nusivyliau Rock, tipo, jisai turėjo labai tokį gerą pastatymą, kaip veikėjo, ne, tas Final Boss and everything, it's amazing, ką jis pasidarė, bet, blet, po WrestleManios realiai tas Rock stajakas tiesiog dingo, kur, tipo, mes laukiam Rocko. Čia atskira tema, biškai, nes irgi jisai buvo tam Pat McAfee show. Dėl atsakyti klausimą, kodėl nebuvo Roko. Rokas sako, manęs ten neturėjo būti. Sako, kodėl tu buvo Elimination Chamber'e? Jo. Kad padėt parduoti bilietų. Blet, seni, eik toliau pardavinėk savo tai biškį, whatever. Tai biškį jam suruino biškį WrestleManios tą visą build-upą, kad jo nebuvo. Bet grįžtam prie po mečo, kad mes kalbėjome apie Rollinsą ir Factioną, kuris dabar gali būti. Aš jau buvau kažką pasirašęs. Aš kol kas apie tos Factionus... Yra dar variantas apie moteris. Tu galvoji padarys kaip niekada neturėjom Paul Heyman Girl. Kas galvoji pasirašys? Ir kas galėtų... Becky ką tik turim nuo heel. Sakai, Becky? Seto žmona yra. Fanai nedurni, tipo, ir Triple H buvo sakęs, kad tipo, mes nelaikom fanų debilais. So it kind of makes sense, you know? Aš manau, kad tai bus belekoks dydžio Factionas, gali būti panašaus į NWO dydžio. Bent jau aš taip mąstau. Sakai, tipo, už Judgment Day tikrai. Už Judgment Day gali būti tikrai didesnis.
Jesus Tai Christ. vat įdomu, kas pirmadienį bus. Nes dabar mes dabar filmuojam, tai yra Šeštadienis. 27 dieną. Jo, 27. Tai mes čia po 2 neaišku. dienų tik sužinosim, nes naktim nesėdim. Rytais žiūrim. Nebent Europai. Nebent Europoje. Europos eventai man labai patiko. Vakare po darbo ateini 90 pasijungi. Jeigu išeis, blet, aš pats galvoju bandyti Europos eventų šauti. Bent jau vieną, jeigu šiais metais vyks. Vienas dalykas, kad jie labai tikė tų fraisus užkėlė. Mačiau, ten kažkur ten 500. Tai, žinok, bet nuvaryti tenais, kai tik to atostogas susiplanuoji. Ne prie hotelio, prie jūros, o aš į WWE renginį nuvarysiu. Aš jeigu varyčiau, aš iš karto eičiau prie Ortono arba prie Raulso, nusifotkint. Iš karto. Dėl to dalyko jie turi atskirus pasus, kur turi eilės ir turi susimokėti, kad nusifotkintum su juo ir pakalbėtum su juo. Tiesiog gatvėje sutiksi kokį, žinai, imtyniką, hei, nusifotkinam, I big a fan of yours, žinai. Ir kaip idiotas. Čia man žiūrint, ko papulsi. Tai turbūt drąsiai. Jau čia. Tai jie apie tą mačą triple threat'o, kai pradėjom papildyti, kaip ir daugiau nelabai ką yra. Buvo geras mečas, istorija įdomi, bet dabar jinai progresuoja, tai daug ko negalim pasakyti. Ar tai užbaigė kokią istoriją? Ne, tai pradėjo tiesiog istoriją. Nes visi galvom, kad mėnį užsibaigs tą idėją. Bet, grįžtant... Galim dabar grįžti į patį pirmą mačą. Jey Uso prieš Gunterį. Blet, žinai, visa ta istorija, kur prasidėjo, žinai, su Gunteriu ir Jey Uso, kur tu galvoji, kad Gunteris jis yra sąžiningas, žinai, jisai toks, čystas europietis, kur jisai sąžiningas su tavim, jisai viskas bus zaipys. Bet ne, kurva, pasivokietukas išlindo, blet, ir pasakė, aš tavo brolį dabar supysiu tau prieš akis, blet. Ne, Gunteris visą laiką buvo bad bitch. Toksai, jis clean wrestleris. Jis patapo Volteriu, blet, ne Gunteriu, kurva. Žiūrėk, jisai, kai buvo tas build-upas, jisai sakė, aš nenoriu su tavim kautis. Aš noriu skautis su worthy opponent, kaip Randy Ortonas, kažkas tokio, kuris, jau credibility turi. Nes jisai matė Jey Uso kaip didelė dalis interneto, mato, kad jisai Yeet, you know? Yeet. Exactly. Yeet. Aš šiandien yeet. Pradėjau testą, yeet. Ir tas yeet chantas vos nesupiso jo vieno geriausių promo, kur, mečą turėjo bildintis. Jis jau pamenu, quiet down, darė su rankom. Tylau. Ir, žinai, kas... Gal iš 5 kartą dajako. Kas buvo jokingiau, kuris ten pyko ant to Gunterio, žinai, ten seniai, aš ant tavęs pykstu, jį, nes tu mano brolis, žinai, jį, ir aš taip sėdžiu, aš tiesiog galvoju, oh my god, jo galvoju, turbūt eina pragaras dabar. Bet esi taip ramiai, žinai, ir tu, žinai, aš to ką padarysiu, jį. Žiauru, tiesiog žiauru buvo. Bet, buvo labai antiklimaktiška, kad, turėjom tokį trumpą mačą. Ne tai, kad antiklimaktiška, o, labai durnas endingas. Fucking... Aš turiu pasakyti apie Jey Uso kelis dalykus. Bičas turi tik vieną judesį, kuris yra jo. Kuris? Uso splash. Uso splash. Spyra. Spyra. Jis iš Romkas nupyzino. Romka iš Edžo. Vis tiek viens kitaip nupyzino, basically. Visi pyzina, tai it's nothing new. Bet, jos spyras neatrodo taip labai gerai. Kai jisai padarė, tą Austin Fury, tai Michael Cole sako, a crossbody! Ir toksai, wait, that's supposed to be a spear, but it looked like a crossbody. 1, 2, 3. Aš galvojau ant 2K pakeisiu jo finisherį į crossbody, bet neradau to optiono dėja. True. Galėtų dadėti. Bet, sakau, jisai toks, netgi asmeniškai jis labai buvo toks trumpas mačas, ne? Man atrodo, jis labai trumpas, kaip praėjo. Ne, jisai nebuvo trumpas, jis buvo kaip ir visi mečai pagal trukmę, bet, tiesiog nebuvo tokio, kad wow, visi žinojo, kad Gunteris prapis. Jo, tiesiog, aš realiai sėdėjau su fucking alkoholiniu radleriu ir aš noriu kraujo ir matai Gunteris tiesiog miega ir toks, aš nenoriu bėgančios vokiškos gražuolės.
Ne, kodėl Jey Uso dabar čempionas, nes Jey Uso daro belė kiek kečą. Jo, jisai kečina, jisai faktas, kad kečina. Tipo, jo Nes Triple H žiūri, tipo, kas vyksta arenose. Jis internetą ten nelabai kreipia dėmesio. Ten pagrindė pasiemu, visi people rytina, visi baina jo mirčą. It's so over. Čia kaip Daniel Bryanas, blembo, kai su savo Yes Movement. Aš labai bijau, bet Daniel Bryanas buvo geras wrestleris. Aš bijau, kad Uso negaus to pačio. Bryan treatment, tipo, in the end. Va tas bijau, žinai. Geras kovotas. Mano spekulacija, kad Bron Breakeris arba Sethas Rollinsas atims iš šio titulo. Oi, per 3 kokius mėnesius. Man atrodo, Breakeris ir greičiau, žinok. Po savo atieką jisai išloš. Tai, come on. Bet, pats man dar kas nepatiko mečo pabaiga. Jey Uso vėl nupiso judesi. Vėl ne savo judesi. Gunterio judesi. Ir jisai padarė Gunterį, kad ištepintų, kai Gunteris stepino tik vieną kartą tam Dragonovui. Kuris, tipo, legit, tipo, jo charakteris, fighteris yra, jisai, tipo, technikas. Bet Jey Uso, jisai submissiono nei karto, man. Aš nemačiau nei karto, kad jisai laimėtų ant submissiono, tipo, mačą. Čia, man atrodo... Dažniausiai savo bratkių 1D ir visa, arba Uso splash ir visa, arba Spyras ir visa. Aš taip matau, kad submissionas to niekada nebuvo. Aš matau tokį kaip gerą šitą... Tokį druską ant žaizdos, žinai. Aš su tavo mūvu tave užbaigsiu, žinai. Čia, man atrodo, druską ant žaizdos. 5 sekundės. 5 sekundės palaikė tą mūvę. Still, it counts. Kitam Monday Night Gunteris laikė Michael Cole ilgiau. Ir jisai dar gyvas buvo. Oh my god, Michael. Bet McAfee tai jau ilgai laikė, tai tas jau visam nurašytas, nes man atrodo kontraktas ar kažkas tokio pasibaigė. Jo, tai ten jau... Taip nurašė nuolaidas. Jep. Visai, dabar judam prie kitų saumojiečių, tai Fatu. Fatu su LA Knight'u. Ble, tipo, tu toks, kur, matai, mūsų fucking didelis melionas, kuris myli mūsų kitą Samoiną, tai vėl pamiršau, varis ant tiek nereikšmingas. Tas šviesiais plaukais. Rikishi? Ne, kitas. Tas, kur Bloodline 2.0 bossas. Solo? Solo, jo, jis ant tiek nereikšmingas, žinai. Tai jis ant tiek, bet... Realiai, jisai buvo achujenas Solo, kai tu matei, jisai buvo enforceris, ne, kur jisai, tipo, man nereikia kalbėti, aš tave supysinsiu. Dabar jis pradėjo papiltų toks galvoja, kur mano pagalvė ir kur mano užklotas. Nesutikčiau. Vat kai po paskutinės Manijos viskas fokusavosi aplink Solo darė belekai gerą darbą. Jisai gerai kontroliavo ir jisai, subildino, jisai turėjo labai gerą faction ir viską padarė. Bet jo visas pušas, Taifa, po Netflixo debut. Po to mečai, nieks nebežiūri į Solo kaip legit fighterį. Jis vienas romka normaliai, tipo, ir dabar toksai, aš gal midhardą būsiu, kažkas tokio. Ir tipo, Fatu dabar yra naujas, keitesnis už mane. Bet Fatu, bišas, tokios sudėties, kad taip šėdėtų, yra insane. Fucking du moonsaultai, ne? Ant LA Knight'o suėjo. 3 kokios. Aš tai toks žiūriu. Jis per daug tų moonsaultų pridarė, kad įsimin dabar kiek jis jų padarė. Tipo, kas jo ten skrandį dėjosi, žinai, jeigu jis kažką valgė, tipo, ir man yra šokas. Bet, žinai, turėti diržą, po kuriuo buvo Polo kiaušai, tai irgi ne kažką tai. Ir po to laižyti tą diržą. Aš no. Buvo tas prieš mėnį, atrodo. Tipo, jis toks laižo tą diržą, toks, tu žinai, kad ten Polo kiaušiai buvo, žinai. Visas tas kvapas jo. Gal jo kita auka bus Polas, ką tu žinai, tipo. Mes nežinom. Labai daug laiko praėjo. Labai daug dar žinai, Nakamura turėjo tą titulą, su kuriuo labai, Nakamura promos labai geri buvo, bet tiesiog nelabai įtraukė tave kaip charakterį. LA Knight'as, kai jį laimėjo, irgi nelabai tokia jau pradėjo daryti ir tipo logiškiausia buvo, kad jį tiesiog permestų ant Fatu, kas yra the new hot thing, basically. Jo, bet Fatu... Ir su Fatu aš ką pasakyčiau, kad jam reikėtų speakerio, managerio kaip Paul Heymano ar kažkas tokio.
Nes jo, jis kai kalba, nu jisai toksai... Pameni Mojo Rawley? Jo. Toksai hype bičas, kuris po visą laiką rėkdavo, hypinu ir like... Jis tiesiog atrodo kaip žvėris, tiesiog kuris po normaliai kalbėti nemoka. Aš jau duočiau Tiesiog, menedžerį. nu. Kaip jisai, kas Bobby Lashley? MVP? MVP. Manau, MVP. Ja, MVP labai gerai tas. Manau, jam tiktų. Arba MVP. solo. Arba solo, jeigu jisai, tipo... Jeigu jisai fallbackintų ir jisai nebūtų, nu, jo nedarytų, kad jie dabar beefintų vienas su kitu, nes dabar eina link to kalba. Bet jeigu, tipo, jie būtų United, tai tikrai galėtų. Yeah. Bet, nu, kas toliau to titulo laukia, tai buvo SmackDownas. Ir per SmackDowną LA Knightas su McIntyre'u kovojo dėl #1 contendership. Ir Damien Priestas atvarė, atkirto McIntyre'u. Ir, tipo, mečą tada, tipo, NCDQ ir laimėjo, tipo, McIntyre'us. Jo, tipo, papyzino, tipo, Priestas McIntyre'u ir atvarė fotų. Visus 4 iškirto ir išėjo. Tai kas bus Backlash'e? Fatal 4? Fatal 4-vai. Jo. Bus įdomu, tipo, matyti, žinai. Nu, McIntyre'as ir Knightas turi gerą synergy, žinai. Tipo, kovoti vienas prieš kitą. Aš norėčiau pamatyti, kaip McIntyre'as prieš vatų daužytus. Aš norėčiau pamatyti. McIntyre'as žiauriai underrated, sakyčiau, nes, nu, titulą visų seniai turėjo. Norėčiau patyti Claymore, kaip valgo fatų, tiesiog, tipo, tokį... McIntyre'as vienas geriausių workerių. Like, jo protas yra insane. Like... Jisai tripina, bet... Aš nepykščiau, jeigu jisai atimtų iš Jey Uso titulą, not gonna lie. Būtų visai faina pažiūrėti, bet dabar Jey Uso yra over. Jisai gali... I can see it happening. Jisai vienu momentu beefino su Uso, ne? Jeigu atsimenu... Su Bloodline'u visu. Jo, tai, tipo, kažką jisai sukukint, žinai, aš atsimenu iš Bloodline'o, tipo, tu nesupisai, karočią, dabar aš tave supėsiu. Nu, bet, tipo, jis jau buvo tam storyline ir dabar sugrįžta atgal, tai atrodys biškai keista. Tai kas toliau bus, nu, tipo, galimai jaučiu, kad Fatu retainins titlą, nes, nu, tipo, jiems dar reikia... Pažiūrėt, kai jis gali su jo 1,5 metų, iki kokio SummerSlam'o, iki kol atsiras kažkoksai beefas, kur, tipo, wow, gali tikrai atimti šio, ar nenustepsiu, jeigu tai bus solo. Nenustepsiu, jeigu tai bus solo. Gal Cena norės nupystinti, kas žinai. Tipo, kai čia žmogaus paskutinis ranas. Ne, apie Ceną dar biškį po to pakalbėsim, man atrodo. Žinai, kas man patiko iš mačų? US title Cena tikrai neims. Bus tikriausiai su solo. Jisai po šitą portrėjų Most American Person, tai, nu, tipo, kodėlgi ne? Nu, dabar tiesiog Most American Heel. Bet, tipo, kas man daug patiko? Eva Sky. Jeigu žiūrėjai tą kovą. Eva Sky. Triple threatas. Nu, aš dabar bandau atkurti galvoju tą visą mečą, bet, nu... Ten buvo tokia... Kas keiščiausias? Kas man, kas keista, tipo, nu, tai kad Bianca Belair yra faces. Visi jie būna WrestleManijoje. Prieš WrestleManiją visi jie būna. O ne Belair buvo prieš tai faces? Jinai visada faces ir jinai dabar faces yra, nes buvo jinai SmackDown'e, rodė, kad susilaužė jinai ten pirštus ar kažkas tokio po to mečo. Ir tas visas interviu, tam buvo face interview. Nu, granai, tipo, I'm gonna get through this, I'm gonna do it for the people, something like that, tipo, kodėl jos neturi nuo heel? Like, jie turi dabar idealią šansą tam. Nes, tipo, jie bando Rhea padaryti Ripley į heel, bet, nu, tipo, jos nieks nebūtų. Patapo heel, šiaip sau, tiesiog. Tai kodėlgi ne... Nu, tipo, visi jau matėm, kad, tipo, Naomi did it. Naomi did it. Ja, kalbant apie... Ja. Tai, vat, su tuo meču, nu, jos Sky, kad, tipo, titulą apgynė, tai good for her. Labai faina. Man apskritai patiko. Kaip buvo gautas titulas, tipo, pačiam WrestleManiui, man patiko, tipo, visas tas choreografija, žinai. Bet yra klausimas, kas toliau. Nes Raw After Mania, jinai kovojo prieš Stephanie Vaquer.
kas yra Insane Woman. Yeah, Turi kur... Booker T approval. didžiausiasis fanas. Buvo realiai vienas geriausių mečų, kurį aš mačiau šiemet. But got interrupted by other two NXT women, Julia ir Roxanne Perez, Pohui, nu, kurios irgi yra amazing. Tipo, Tai kyla klausimas, ar jie dabar integruos NXT moterų diviziją į main rosterį, ar paliks ją kaip buvo tipo NXT. Galbūt koks crashoutas again. Koks, žinai, Nes va dabar nesupratau, tipo, koks Henglas eis su Io Sky. Tipo, prieš ką jinai kovos. Nu, tipo, atvarė tenais Rhea Ripley ją apgint, bet tipo, jinai sako, I will come for this. Bet kaip supratau, ne dabar. Nu, grinai pagalvojus su Io Sky, apskritai su visais, kas turėjo tą titulą, tai realiai aš manau, kad tipo turės koks vėl Rhea kažkas užeis, žinai, po to Belair kažkas užeis, tada pamiršti kovotojai, kurie ten po 100 metų pasirodė, tą kovotoją, koks tas vardas, kuria buvo suimta. Suimta kovotoja. Tipo, su metais atvarė WrestleMania. Aš tik Dominic Mysterio atsimenu, blėt, su mentais kai atvarė. Nu, tipo, buvo Dominic Mysterio, bet, tipo, jinai buvo ar ten suimta, ar kas tai, ir, tipo, ją irgi atvežė, žinai, vėliau. Pala, ta tokia sukasytis visais, pala. Pabandys, Wyatt, iš Wyattų kažkada jinai buvo. Nikki Cross? Kita? Alexa Bliss? Yep, that one. Aš manau, jinai galėtų. Alexa Bliss galėtų. Ja, šiaip su ją dabar nieko nedaro. Tai va būtent, tipo. Grįžo, tipo, Rumble gavo didžiausią wow efektą. Jo. Elimination Chamberį visi irgi norėjo, kad jinai ir, tipo, irgi ją labiausiai čyrino. Mania nieko, Pamainijos nieko, kas bus toliau. O tu negalvoji, va dabar jeigu mes pargrįžtam atgal į tą Revolution mūsų, Alexa Bliss. Ja, tipo, pilnai galėtų. Turim pamišusią Bobą, žinai, kuri realiai reabilitavosi, ko ne, žinai, su Heimanu, tipo, ir dar nutrūgalvių šituo. It makes sense, nes pagal pirminius, kiek girdėjau internete, ją norėjo su Wyatt, kodėl pas mane tai flashina kamera, bet... Okay, nebeflashina. Yeah. So, iš pradžio norėjo su Wyatt Six'ais kažką tipo padaryti. Tipo, integruoti grupę, ar kad beefintų su tą grupę. Kada paskutinį kartą matei Wyatt Six? Blia, pala. Šiemet nematei. Praeitais metais. Jeigu aš esu tikras. Pala. Jie ką ten, Mizą kankino, ne? Miza ir Final Testament. Tai... Karrion Crosso grupė, kai buvo. Tai... Vienintelis jų bifas. Tai čia praeitį metai. Tai neišėjo. Čia praeitį metai. Tik tas ir toks... Šiaip aš norėčiau. They had something, but jie pasirinko, kad kiti žmonės labiau svarbus negu jie. Kalbant apie Daniel Cross. I saw American Made, jie dar beefino, atrodo. Tipo, matėjai, kiek jis supykęs dabar ant imtynių yra Daniel Crossas. Kas toks? Daniel Cross. Mačiau. Ten, oh my god. Kur, tipo, jisai turi tiesos, jo, kad ten, žinai, ateina kovotojai, kurie gana šviežus, čia Loganas Paulas, bet pagalvokim, tai, yra šiek tiek tiesos, kad ten tas titulas tiesiog taip labai dalykai lengvai atiduodami, žinai. Jeigu tu gražiai atrodai, žinai, prieš publiką, tai čia, toks yra tiesos, bet, irgi skauda, kai yra imtydininkas, kuris stengiasi ir nieko negauna iš to. Tas biški labai. It's a work, bet Karriono Crosso veikėjas yra amazing. Tipo, jį reikia išnaudoti. Jis pagrindinė sako tik tiesą. Turiu. Ir dabar tikriausiai su AJ Stylu jisai tiesiog beefins, kažką tenais padarys ir gal kažką toliau pramuš, bet man labai patiko. Ir labai daug, su juo jį labai daug kur galima įpaišyti, visokiausias storyline'us. Jį galima įpaišyti į New Day, kuris, kalbant apie New Day, Čempionas laimėjo titulą mečą WrestleManijoje. Kuris neturėjo ten būti, o turėjo būti, kas buvo SmackDown'e. Su ladder matchu, kuris buvo pizda, koks geras. Tuo tarpu, kokį ten geimą
Clash of Clans, ar ką ten, tipo, Jo, War jo, Raiderį galvoju. cosplayino. Jo, Aš galvojau, ar jie grįžo į Viking Raiders po savo gimiką. bet ne, jie promotina Tipo, game, that's fine. Nu, tipo, Drew McIntyre'as irgi tenais Dūmą, nu, savo kovoj, tipo, pareklamavo. Yeah, Bet yeah, why not? ten Raw divizija, nu, aš čia buvau surašęs kaip topiką. Mhm. Ir, nu, nežinau, ar apie tą topiką dabar kalbėt, ar WrestleManias. Nu, galim tiesiog apjungti Įmaišom. topikus, po to Visi išsiaiškinsim. mes mėtomės Jo. čia per topikus, žinai. Ką jiem darys su Raw Tag Team Division? Ką mes turim tenais? Ar- dabar? Ar jiem geriau vėl sujungti titulus, kad tipo per visus brandus jie būtų? Galėtų per NXT, Raw'ą ir SmackDown'ą? Tipo apjungti visus tris? Nes tipo visos, nu, SmackDown'as, NXT turi dar normalias tag divizijas. No. Raw turi 2 komandas. Oh, yeah. Blet, gerai Tai pagalvoju. tipo, Jo, nes nėra aš ką, tipo, pagalvoju, ką žiūrėt. Raw turi ir mano galvo vien SmackDown'o teamai, žinai. aš tau pasakysiu, ką tu Raw turi. No. Alpha Academy, Shoo! The New Day, Shoo! American Made Okay. ir War Raiders. Nu ir tipo ale Judgment Day, bet Judgment Day'us jau Jau ten lūžta. eina nafig. Jau lūžta ir Dominik prieš Finą pagrindę beefins ir taip aišku yra. Kalbam. Bet kad Dominik laimėjo titulą, Jo, čia... Žinai, čia tipo, pagalvojus, aš pripažinsiu, aš nemėgau Dominiko baisiai gal, blet, gerą laiką. Tipo, labai gerą laiką. aš tau nemėgau tą Domo. visą gerą laiką bandžiau rodyti, kad Dominikas yra huienas. Blet, jeigu netikit, maždaug Aiva Konstantyviai man, žiūrėk, jis čia yra pats geriausias darbas iš veikėjo. Tu net neįsivaizduoji, kaip jisai gerai tai daro. Tu neįsivaizduoji, kaip Domas čia saibys. Pohui tie būtų, pažiūrėk, kaip jisai karočią čia mėtosi. Ir aš toks. Ausiukai Ne. kaip pas Domą. Ne, nu, tipo, tiesiog, man Ar buvo labai plaukus sunku patikėti. atsiauginsi, žinai. Man buvo labai sunku patikėti. Man labai buvo sunku patikėti, kad... aš norėjau, kad Penta gautų. Aš norėjau, kad Penta gautų diržą. Labai norėjau. Nes man vaikės patinka, jis turi savo brolį imtynėse, turi savo... Tipo, viskas, tipo, taip susiklosto, kad, nu, blėt, būtų zaibys, kad Penta būtų gavęs, žinai. O, tipo, okay, I get it, žinai, pamačiau, kaip performina Dominikas toj didelioj salėje, again, nebūdamas pleškinamo savo tėvo diržų, tai žinai. Blėt, man patiko, kaip jisai taktiškai padarė splešą ir gavo, nu, ką gavo, žinai, ir dar biškai Nu, aišku, ant Fino, bet... perpisa Finą, nu, tipo, ką ne. What Tipo, happens in Vegas, stays in Vegas. Jo, Finas nesupyks, baigtų, jis yra Nedžio Judgment nepyko, Day žinai. stays come on. together, man. They're family. Ja, nu, tipo, jis Live, yra laugh, Nedžio love. nepyko. Tipo, jisai net nepyko ant Edžio, žinai, tada, tipo, tai ir nepyks ant Domo, nu, tipo, nebus to, žinai, no limits mečo, baigtų. Dabar mečas bus, kad, nu, Backlash'e jaučiu Dominikas su Penta. Jo, Bet šiaip man įdomu. Dominikas ir Teinis, bet, nu, Penta dar reikėtų su Maiku biškį pavirti. Jisai kaip wrestleris, ahujienas. Ahujanas, jo, aš po Jo. kaip Pentą pamačiau. Bet aš on the toks, mic jisai biškį nevarkta. Tipo, Nu, aš jį girdėjau porą kartų kalbant realiai. bet, ble, tipo, pagalvojus, Penta į WWE atėjo ir pirmas mačas buvo toks ganėtinai stulbinantis, čia buvo, nu, aišku, ten prieš kažką naunėjimą, žinai, hujerino. Jeigu apie jį kalbant, tai, nu, jo brolis dabar, kai atėjęs Ray Ray Phoenixas. Phoenixas. Oh, Jis, man asmeniškai, jis neturi tokio impacto, kaip padarė Penta. jo, nu, Nu, tipo, tipo, jisai jisai gal dar prapiso neįpratęs su savo tuo, WrestleManias debut matchą, kuriam net neturėjo būti. jo, jisai pakeitė... Prapiso El Grande Americano. Oh, kurva, Ir tu čia blet, parašai, kad čia tu parašai, kad Chad Gable personažas. Aš manau, kad tai yra Chad Gable personažas. It's my fucking thing. Aš, Tai ne tipo, Chad Gable'as. Chad Gable'as serga, jis negalėjo tada wrestling, tai Už- nėra jis. Like, ne, oi, ne, pasikaročią žaizdos ant krumplio buvo, žaizdos ant pėties ir tas persimetė.
Ne, čia tikrai nėra. Tau reikia mažiau konspiracijų teorijų skaityti. Brother, aš mačiau tą pačią dieną, tą patį šūdą, blėt. Tu tą patį matėjai, broluži, tipo. Aš mačiau, kaip Čadas už... Geiblas kalba ir įsiveda El Grande Americano apsauga. Ten dublis, blėt, sėdi. All the proof I need. All the proof I need. Dublis, ten turbūt pakišo kažką, tai žinai, parat. Aš netikiu, kad it's not Chad Gable. Tipo, aš netikiu, kad Čadas Geiblas yra Čadas Geiblas, jis yra El Grande Americano. Fucking prove me wrong. Tipo... Nu, hipotetiškai, tarkime, taip ir būtų. Jeigu... Nu, finišas, ar taip finišas turėjo būti tas pats, tipo, jeigu žiūrint, kad jisai būtų, nu, Rey Mysterio kovos, bet Rey Mysterio gavo traumą laidą prieš WrestleMania, kas jis insane. Aš norėjau, kad Rey būtų. Norėjau matyti Rey'ų. Yeah, bet kodėl El Grande Americano laimėjo? Like, kur jie vilins po to? Ką jie vilins po to? Gerai, grįžtam prie to El Grande Americano to charakterio. Tai tipo jo, jis yra pamirštas didysis lučiadoras, kuris yra iš Amerikos įlankos, ne Meksikos, hebra, neklystam. Gulf of America. Jo, iš Amerikos įlankos, ne iš Meksikos įlankos. Čia yra du skirtingi dalykai. Tai, tiesiog, tipo, WWE pasakė, ar tu girdėjai jo interviu? Jisai visiškai kitą balsą turi negu Chad Gable'as. Jis kalbėjo meksikietiškai ir jį turėjo išversti AI generated voices. Visiem man sunku kurva tikėti. Jis nėra Chadas Gable'as. Bleš. Chadas Gable'as jam patinka. Man atrodo, Chadas Gable'as bandys jį paimti į American Made Factioną. Blet, aš nenustepsiu, aš kada pas tavęs svečius atvažiuosiu, atidarysiu spintą ir ten bus tiesiog šitas plakatas Amerikano. Šitas spinta. Tiesiog atidarai ir toks. Tipo. Gerai, kalbant prie kitų nuostabų, aš dabar pasakysiu tokį didžiausią bairį, ką aš padariau Aivai ir Aiva žino, apie ką aš kalbu. Aš įsijungiu, aš supratim, ar čia antra diena. Antra diena. Aš taip, žinai, Ortonas ateina į WrestleMania. Scena, žinai, ta, žinai, ringas. Ir Ortonas ten sėdi, hypina, blet, kas mano kitas oponentas, žinai. Ir tiesiog girdi tą legendinį džinglą, žinai. Say his name and he appears. Blet, prieš mano akis, aš nahui pasiėmęs telefoną, aš straight up skambinu Aivai. Aiva, tu kurva nepatikėsi. Seni, fucking Joe Hendricks mes savadėje, žinai. Seni, tenai čiuvas, blėto toks. O, ką? Tipo, čia atgas. Tipo, Hendricks, visą man. Ai, pizdu, tu atsikelsi, davai. Ir, tipo, ir aš sėdžiu, ir, tipo, aš sakau, blėt, kas čia bus? Ir aš matau Ortono reakciją, jis toks visas. Kas, žinai, tipo, kas čia vyksta? Mačas tikrai geras, nu, pripažinkim, trumpas, bet kad supažindint charakterį prie aukštesnio kalibro charakterio. Yep. Tobula. Plius Randy Ortonas pats jį pasirinko. Jo, tipo, neskaitant to ir, tipo, man žinai, kas labiausiai patiko, kur, tipo, jis, žinai, tas atsisukimas, žinai, Hendrio, jis atsisuka ir taip gauna, ar kai jau, tipo. Ir tada Ortonas. Dar Randis atsisuko po to, ar toksai. Čia buvo, čia yra, man atrodo, kai yra, sakoma, tie Hood Classic, žinai, tai čia va tas tinka, žinai, jau tipo Best Match of Entertainment. Ja, vienas geresnių toksai debiutinis WrestleManios niekas nesitikėjo, ir taip pat tai buvo legit surprizas. Fuck. Galim dar pakalbėti, šiaip ką čia naiso dar turim, nu, Drew McIntyre su Priestu buvo Street Fightas. Sin City Fightas toks, kur kėdė ir fucking Claymore'as toks buvo labai jautėsi crescendo biški, bet toks, aš norėjau to. Endingas man patiko visai. Man visai patiko endingas. Man patiko mymas, kad kiekvienais metais jis dabar pradės tweetinti per savo match board at work, lol. Vis dėlto, tipo, aš sėdžiu, aš žiūriu, ir aš tuo metu įsijungęs X, žinai, aš taip scrollinu X ir aš matau ten tą nuobodi kovos dalis, kur tu toks, žinai, tipo, nieko nevyksta, tipo, aš taip pasiscrollinu ir, tipo, iškart refreshina man kaip fucking Drew McIntyre, tipo, still boring. Čia, sakau, WrestleMania turėjo, tipo, pirma diena buvo tokia, žinai, mixed feelings, tipo, tu nelabai pagauni kas kur.
Antra diena, Mes jau 2 dienos, atrodo, į vieną sujungiam tipo topiką. tipo, still, Nes jau apie tipo, mečus daug kalbam. toks build-upas buvo geras. Nu, tik Nu, tais... kalbant apie blogus build-upus, Tiffany Stratton prieš Charlotte Flair. Ai, nu, tipo, Charlotte tiesiog FIFA, kuri pisasi kur nenori, o Stratton Barbie. Nepotizmo, FIFA. tipo, basically, Nepo babies, kūrinys. Nu, Yeah. kad ką Nepo padarysi. Queen Man. Ne, nepo bitch. Kur toliau? Ne, bet pats mečas buvo žoskai neįdomus, žoskai stiff. Dantis, matau, nukirstas buvo per pusę, bet ir tą patį vakarą ir sutvarkė jam kažkaip tą dantį. Aš pripažinsiu, tuos žiauriai stiff. Nu, tiesiog pats build-upas nebuvo įdomus, pats mečas nebuvo įdomus. Ir dabar Tiffany Stratton prieš Nia Jax remačą turės. Bus įdomu. Nes Nia niekada remačą savo neturėjo. Ir man atrodo, šansų yra, kad prapis. Nes man atrodo, Tiffany dar biškai per ankstytas ir jie labiau tinka kaip healas negu ant faces, kad jinai būtų. Bet, tiesiog, you have a catchphrase, like Yeet or Tiffy time, and you, like, instantly become, like, a crowd favorite. So, tas mačas nelabai mainie vartai buvo. Tada, kas dar buvo, Logan Paulas, AJ Stylesas. Aš nežiūrėjau jo iki šiol. Ai, nežiūrėjai? Kaip tu pasakai apie tą istoriją, kad man skambina vidury nakties, kad aš žiūrėčiau tą mačą, aš po to sužinau, kad kitas mačas bus AJ Stylesas ir Logan Paulsas. Seniai, aš pirmą mačą atsisuksiu, tu pasaky, kada jis man baigsis. Iki šiol nežiūrėjau, aš mačiau porą klipų, bet Paulas laimėjo, AJ prapiso, AJ nenorėjo tapti bad guy. Ir dabar feudą tiesiog pabildino su Karrion Krossu. Jo, Karrion Krossas. Nieko iš to nebuvo. Karrion Krossas jam ten sako, imva tuos brass knuckles, kur Paulas norėjo naudoti. Žinai, Paulas iš tiesų gal parodė, kad jam nereikia cheatant. Jis realiai be cheatinimo jisai supiso AJ. Jam ir bandė tą stipulą duoti, bet jisai be cheatinimo supiso AJ. Realiai, be stipulo. Vieną gerą dalyką pasakysiu apie jį, naujas finisheris tikrai atrodo fainai. Toks tikrai fainai atrodo. DDT. Taip pat 2 mūvai viename. Realiai. Kažkas tokio, jo. Jo, toks mixas of DDT ar something throw, žinai. Bet taip, Paulas toks, jisai pabus. Dar, manau, pabus kokius metus, žinai. Ir dar vienas neįsimintinas mačas, apie kurį tu, parašei vis dėlto Discordą. By the way, Gizmo Discordas bus paprašymą. Jade Cargill prieš Naomi. Bliat, man, jisai ne tai, kad nebuvo įdomus, jisai buvo toks, kur... It happened. Aš galiu pabaigti mintį. It happened, žinai, tiesiog. Bet... Aš kaip žiūrėčiau, jeigu čia mečas, kad užbaigti feudą, tai turėjo būti stipulationas, koksai, kur, belia kaip ten stalai, kėdės, žiaurus mečas, nepaprastas. Dabar buvo tiesiog standard mečas, Cargillas, vis tiek naujas veidas, turi laimėti, bet kitas Smackdowną, atėjo Cargill prieš šitą Tiffany, sako, aš noriu titulo. Naomi atėjo, pradėjo nesuprasti, ar šokti, ar daužyti ją, nes aš mačiau klipą toksai, kur toliau tasais, tikriausiai be klešio turėsi mečą su stipulationu ir tada gal po to kažkas jau bus, po to, su titulu ar some shit, bet mainiai tu šito mečo tikrai neatsiminsi. Nebent tu esi žoskas fanas. Ir dar vienas mečas, kuris makes zero sense. Lyra Valkyria. Lyra Valkyria, jinai atėjo, man atrodo, iš NXT. Kiek aš atsimenu. Atėjo iš NXT pernai metais, jeigu gerai atsimenu. Jinai nebuvo niekur panaudota. Normaliai jinai nebuvo panaudota. Jos charakteris ganėtinai geras. Birdwoman. Aš nemačiau nei karto, kad jinai kažką kalbėtų ant mikrofono. Tai nes nedavė šansų. Jos charakteris yra crazy bird lady. Tai va būtent, mums reikia tokių žmonių. Who's a good wrestler. That's it.
mes turėjom Jinai Boogeymaną manęs valgyti netraukė kaip Kilburn, tai wrestleris, come on. nu, tipo, jinai neįtraukė jokios istorijos. Jai davė titulą. IC titulą, patį pirmą, kurį įveikė Dakota Kai iš Damage Control. Aš žinau apie ką tu. Ta, kuri buvo, jo. Ir aš galvojau, kai žiūrėjau tą mečą, Dakota šiaip laimėjo, nes Dakota, nu, tipo, moka kalbėti šit. Tipo, ir Damage Controlas vis tiek factionas, nu, tipo, gal kažką tokio. Bet kiek tų remačų buvo, vis nelaimėjo. Tada Bailey galvojau atims tą titulą, irgi neatėjo. Ir atrodo, kad Bailey turnins tipo ant Valkyrijos ir tada mes random sukursim komandą tave su Bailey, tada dar Natalija su ta blemba iš Alpha Academy Maxine Dupri. What the fuck? Nu, tipo, ten visiškai nelogiškos komandos, buvo Gauntletas, ant tam Gauntlete jos, tipo, laimėjo. Ir, tipo, dieną prieš Bailey tiesiog, tai tu nevreslinsi. Becky grįžta. Davai, Becky reikia sugrįžti kaip herojai. Man tai buvo zaibys pamatyti Becky atgal. Tipo, nu, Ja, man tai zaibys buvo kitą naktį pamatyti. Kur, tipo, tu toks sėdi, galvoji, nu, tipo, zaibys, ir tada pamatai, kaip pizna tą paukščią moterį. Ką tu ją darai? Nu, tipo, kontekstui, kad laimėjo Lyra Bailey, nu, su Becky titulus iš Liv Morgan ir Raquel, The Judgment Day. Kas aš galvojau, what the fuck galvojau, tipo, tikrai taip nereikėjo daryti. Tada kitą dieną atsigavo ir tada Becky tokia, bitch, what the fuck? You fucking stupid, weak ass bitch. Boom, na, fiksai šią. Ir tada kitą naktį Liv su Raquel nuvarė į NXT dar kartą ginti savo titulus. 3 mačai per 3 dienas dėl titulų. Čia insane. Ir main eventas of the main event. Tiesiog, aš nenoriu apie tai kalbėti. The man you cannot see versus Cody Rhodes. John Cena. Aš, kai grįžo Cena, buvau happy as fuck, mano inner vaikas labai to džiaugiasi. Kad jisai tapo blokėtis, mano inner vaikas labai džiaugiasi, nes aš jau kaip saugęs noriu matyti bad guy Cena, kad jis laimėjo 17 titulą. Irgi labai happy esu dėl to, nes Cody Rhodes'o visi metai būnant čempionu mane labai traukė jį. Nelabai buvo kažką įdomaus surišęs su tuo titulu. Su Kevin Owensu, kai jisai kovojo, va tada buvo įdomu, nes aš norėjau, kad Kevin Owensas laimėtų, bet jam nedavė daugiau nieko neįsiminiau. Tipo, jam bandė duoti stipulus, žinai, ir tokius gerus, ir tipo, kai final bossas buvo, tas akmuo, Rokas, ne, ir jį nusintė nachui, tipo, pasakė, go fuck yourself and shit, tipo, vat jau čia buvo tas stipulas, kur, tipo, mes gal pamatysim Cody Landerį, žinai, tipo, kur jau viskas. Tipo, ir jau aš toks, okei. Ir aš sėdėjau, laukiau tos kovos, žinai, Cenos prieš Cody, žinai, kas nutiks. Ir tu matai, tipo, pagyvenusi, kiek jam Cenai, 50, ne? Tuo apydisas bus, ja. Tipo, fucking pensininką, kuris net nerodo emocijų ir net nebando parduoti. Čia faktas, kad jo charakteris, bet, tipo, tu toks žiūri ir taip. Tiesiog. Anyways, jis dabar 17 titulą turi iškovotą, kurį per visą karjerą įveikė Ric Flairo rekordą ir AEW jis dabar turi belę kokį šansą padaryti Ric Flairą 17 kartų irgi titulų turėtojų. Čia būtų insane tiesiog. Čia, tipo, reikai pasiimk Ceną, ne į AEW, bet į pensininkų namus, nes, blėt, tipo, jūs abu pensininkai, tipo, Cena, jisai Hollywood Cena dabar, mes jį turim Hollywood Cena. Let's be real. Aš sakyčiau, vienas didesnis pensininkas negu kitas. Bet visi abu pensininkai. Cena dar ne pensininkas, jis dar, tipo, best shape of his life. Šiaip. Aš pamačiau Rico Flairą fotkę, toksai nukriošęs dėdas, kuris vos ant kojų pastovi, dar kažką bando, tipo, daryti. Gerai, I get it, bet, tipo... Bet, pat mačas, Cena sakė, I'm gonna ruin wrestling. Pats mačas toksai buvo, kad
Cena padarė 3 savo finisherius, Jo. nu, tipo tą attitude adjustmentą, Adjustment. piso STF-ą, 4, blėt, savo finisherį ir nepaėjo, blėt, jam pinint arba tepiautinti jį. Atėjo Jo. Travis Scott'o, fin, Jo. fin, Jo, tipo. pahaipino, vat, sakau, aš jau toks. pasirovė prieš Cody, Cody's jį atkirto ir tada, no, please. No, Please, Cody, be no. my friend, senor. You're better than me. I am John Cena. Ir tada, karočią. Ir sakai, aš negaliu tipo, tavęs Jo, suvarkyti. kas man patinka su Cody Ir toksai, charakteriu, okei, tipo, Cody's kaip ir Heymanas, žinai, jis negali apsispręsti tarp draugystės ir kažko, žinai, kas piniguose. Tipo, va tas yra dalykas. Tipo, ir tas ir matėsi WrestleManijoje, kad, nu, jisai nenori savęs parduoti, tipo, ant pinigų jis nori parduoti auditorijai, žinai, savo žmonėms, savo fanam. Tai toks, ne, fuck it, imta titulą, žinai. Taip, jisai turbūt suvokė, kad, tipo, taip nutiks. Jisai suvokė, kad taip bus. Jisai tiesiog build up. Man atrodo, Cody tiesiog build upina viską. Kodėl aš mėgstu Cody? Be titulo ar su titulu jisai build upina aplink visą tai. Jisai stengiasi tai, žinai, statyti aplink viską. Taip, kad viskas būtų sujungta, susijęta ir būtų stipru, žinai. Dėl kompanijos. Kaip Codys kaip čempionas, ne, bet kaip underdogas, jo Jisai story, geras. kur jisai traukia. Jisai, Jo. jo, bet dėl to man jis ir Bet- patinka kaip charakteris. Ar Cena dabar iki metų galo neprapis savo titulą? Kai Cena buvo announcinęs per Raw, kad jam liko 20 ar 19 ten pasirodymų ir tada 19 tiesiog, datų, jo. 19 datų, tai čia... ja, Tai ir jisai metai. Smackdown'e vieną jų išnaudojo prieš Randy, kai atkirto Randys į vėl. Ir jis visą laiką nukrenta toj pačioj pozicijai. Jo. Daro vis jėgo angeliuką. Ble, tipo, aš sakau, kai, tipo, atėjo, man atrodo, per Raw, per SmackDown ar per Raw, aš dabar nesimenu kurią laidą, kur Randys jau pradėjo, žinai, jau beefint po truputį, jau bildint tą legacy beefą, žinai, tarp Cenos ir jo, kur, hei, aš paimsiu iš tavęs tą titulą, žinai. Tipo, užsičiauktų, gal... Man patiko, kai Randys pasakė Cenai, tau tikriausiai reikia moters arba šeimos. Aš toks... Cinema. Absolute cinema. Čia buvo best part. Saiva už kadro šnekėjom, grinai, apie BTV, kaip ten imtynės rodė ir tas BTV balsas. Tai, tipo, būtų visai nieko pasikviest, jį kaip žmogų čia, žinai, šnekėt. Tu įsivaizduok, tipo, maždaug, šiandien vakare mes matysime, žinai, ir tipo, jisai pradeda, žinai, šnekėt savo to tonu. Man patiko. Aišku, Jeigu nori pamatyti BTV balsą mūsų podcast'ą, mums reikia 10 supų. Jeigu bus, tai bandysim. Ne prieš, bet bandysim. Bet, tipo, mes bandysim pasikviesti, jeigu išeis. Bet, jo, grįžtant prie, mes šnekėjom apie Legacy Rivalry, tai Ortonas ir Cena. Yep. Blet. Šį kartą kas bus, tai kad Cena healas, o Ortonas faces. Jo, Ir tipo, mečas rolės vyks, pasikeičia. mečas vyks Ortono hometown'e. Tai Čia the crowd is lit- gonna love him and gonna Literaliai boo the in shit the out of house. Cena. Tipo, bus in the house matchas, kur toks, wow. Kalbant A, apie bet- grįžimus, Apie ką? Grįžimai. Rusevas. Nelabai matau, ką jie dabar darys su juo. Nes jisai grįžo, atakavo Alpha Academy, kas yra jobberiai, tai veikėjai, kurie nieko nedaro, tiesiog komediantai, kurie jo wrestleriai, basically. Ako ne. Aš manau... Tai tipo, jisai atvarys, destroyins visą, tipo, pagal mane, tag division Raw, kad jie turės unifikuoti titulus. Nes, what's the angle here, basically? I mean, mes Nėra turim... jokio angle. Tipo, mes turim TNA šaiką, nu, tipo, jau tenais ką, mes turim Henry, turim Rusevą ir tą moteris, vyras, kaip jinai, iš TNA čempionė, NXT buvo. Rusevas AEW buvo. Ai, aš galvoju, Yeah. kodėl aš galvoju, kad jisai buvo TNA? Na, Jis jisai atrodo buvo TNA guy labiau. kaip Miro nuvarios į AEW. Tenais pamenu, kai jo pirmas promo. I was chasing brass rings, but the old man never gave me those rings. It's the ceiling you cannot break. Ir jis po to nieko nedarė į AEW. Bent jau kiek aš mačiau klipsų ar kažkas tokio, bet tai... Aš kart sakau, nesekam AEW. Tai daug apie tai negalim pasakyti.
realiai pagalvojus, turim Rusevą, turime Henry, ne? Taigi buvo, atsimeni, back in the day, Henris buvo Rusevo advokatas, man atrodo, ne? Būtų prikolas. Būtų prikolas, kur maždaug, o, sveikas draugė, ar tu nori, kad vėl būčiau tavo advokatas, žinai. Vat toks klausimėlis tavo čia, kokio tu norėtum dabar grįžimo? Vat kokio veikėjo tu norėtum, kad grįžtų į WWE? Kad grįžtų, ble. Man dabar eina du vardai. Vienas jų yra Dolph Ziggleris. Mes turim. Norėčiau. Nemef. Yes, jisai, TNA. Jo, taip čia pochu, tipo, jisai sortom gali grįžti. Ar mes žiūrim TNA? Aš biškai žiūriu, bet, tipo, šiaip Ziggleris daug darbo paidėjo. Pagalvos, Ziggleris, jisai patapęs Nick Nemefu, jisai įdėjo pakankamai darbo, kad jisai dabar jau tikrai matoma. Come on. NJWP kovotus pizdino, tai come on. Ir kitas vardas, kuris man kyla, Jon Moxley. Aišku, jisai niekada negrįž, bet pasikeitė valdžia, gal kažkada grįž. Kaip CM Punkas sakė, niekada negrįž, come on. Jon Moxley grįžta Moxley's grįžta, gali su Rollinsu beefin, gali su Reinsu beefin, čia main event shit kinda. Ir dabar, tipo, jisai buvo Dean Ambrosas, kur, tipo, goofy kinda berės, kur, tipo, bandė healą padaryti, bet kujovai Vincas jį darė healų. Bet dabartinis Jon Moxley, jeigu ateitų, tipo, bra, jį perdaryti atgal į WWE stylą, tipo, žinai, nekrisai vinių blemba lentos. Galėtų. Jeigu tu matei tą klipą. Galėtų drąsiai, kodėl nes? WWE to nedaro. Jiem nereikia tokių vaizdų. Nes, tipo, ten jau buvo periboras. Tai parduoda ir gerai parduoda. AEW parduoda žiaurumu, tipo, basically. Bet, tipo, ant kiek, blemba, kūnai kenčia nuo to, blemba. Karjeros, tiesiog žiauriai jų. Ir trečią atsiminiau dabar, va. Laiks jo vardas dabar. Darby Allinas. Į WWE? Yeah. Next coming of Jeff Hardy, basically, jisai būtų. Nes jisai su crowdu žiauriai gali easy get over. Jisai daro insane lipsus, kurie, tipo, yra ne tiek, tipo, yra dar in range of WWE, kai jie galėtų, tipo, leisti. Ir, tipo, charakteris, tipo, jisai tikrai galėtų būti. O, palauk, Arbis nedirbo su Punku vienu momentu? Dirbo. Kai jisai grįžo, jisai dirbo su Punku ir Stingu. Tai man atrodo labai gerai jisai ateitų. Be problemų jį paimtų. Tipo, realiai, tipo, aš įsivaizduoju, jeigu Darby Allinas ateitų, tai, manau, tada CM Punkas pataptų, prieš tai kažkur pataptų į managementų. Tipo, gal ties tuom. Punkas jau turi blemą savo pensijos planą, basically, kai jis baigs ringo karjerą. Jisai developins tiesiog naujo talento. Nes jam tai žoskai patinka. Ir, tipo, jis jau tą buvo tikrai sakęs ir tikrai buvau skaitęs, kad, tipo, nes jo laikais nebuvo tokių, tipo, žinai, performance centrų, NXT, tipo, bet dabar, kai viskas asyra, jisai buvo nuvarę, tipo, jos aplankyti, patreniruoti, jisai tiesiog, oh god, I fucking love this, tipo, jam žiauriai tas patinka. Tai aš manau, jisai gal pataptų. Ir jisai kaip nuvarė į AEW, buvo irgi vienas iš tų pointų, kad jisai naujas talentas, aš noriu, tipo, ugdyti naują talentą, bet tenais neturi normalios vadovybės ta firma, todėl ir nelabai kažkur jinai eina. Nes anksčiau, kodėl jinai ėjo, nes Vincas buvo dalbojobas, negalim sakyti dalbojobas, turėjo tiesiog cirką kurdavo, realiai cirką. Tipo, nebuvo įdomu žiūrėti, tai buvo kaip kartūn vilanai, kartūn hero. Vincas bandė daryti imtynės, kad būtų prieinamos vos ne vaikams, vaikams. Tipo, o Triple H jisai sugebėjo sujudinti viską. Sugražint, kas buvo into 2000s, basically. Ir yra dar vaikams, žinai, sekcijos. Tipo, it's okay. Tipo, it's okay to see some blood. Tipo, it's so fine. Bet jeigu kalbant apie galim grįžti prie kito grįžimo, kaip, man atrodo, eina dabar kalba. Aš jums nieko norėčiau, kad grįžtų. Samoa Joe. Labai norėčiau. Jisai pats toks, tipo, jeigu jisai yra kaip Cena,
dabartinis healas, bet turi to tokio vadinamo ses, kur tipo, tas nuėjimas jo jau parduoda viską, žinai. Aš manau, norėčiau, labai, kad Savadžio būtų. Jis Maybe, turėtų bet aš, hardcore fightų. žiūrint, ką jisai darytų. Žinai, grįžt gali bet kas, bet, tipo, kad grįžtų žmogus, reikia, įskurti iš karto storyline įdomu, kad, tipo, būtų įdomu jį žiūrėti. Vat apie Ir su grįžimais Alistair Blackas, penktadienis Smackdown'e sugrįžo. Jo! Ir sugrįžo Epic, bet man biškai keista jo tas lešis, not gonna lie. Primena mūsų draugelį iš TikToko. Cyberend, šiauriautas. Tai, tipo... Bet dabar, kaip suprantu, jisai beefins su Mizu. Jo, tipo, žinai, kad... Tipo, nuo Mizo gal prie Karmelo pereis, tipo, nes, Va, kas būtų labai geras ekstra kardai mestiems? Dragunovą. Normaliai. O šiaip Dragunovas turėtų neužilgo grįžti, kiek aš pamenu. Su juo nedaug, tipo visai. Jo trauma ganėtinai seniai buvo ir man atrodo jau tuoj sueis metai, kai jisai galės grįžti. Tai būtų labai gražu pamatyti, va to, žinai, tipo, visus tos trauminius, nes Becky Lynch grįžo irgi po ten poilsio ir vaiko ir taip toliau. Tai come on, why not? Ir ta Kevinas Owensas. Grįžti gali visi. Žinai. Gali grįžti ir grįžti, kaip Alexa Bliss grįžo, kaip grįžo, kas dar grįžo, kurio nebūkino emblemo nichoje. Wyatt Sixai tokie, va, kaip grįžo, Karrion Krossą, kurio pradėjo tik dabar būkint, nors jis nedarė nieko pusę metų, nors jis pastoviai kažką bandė backstage'ą daryti, kad, taip atkreip dėmesį. Jo, bet tai vis dar kokia... Santino Morella, mums reikia šito comedy charakterio. Jisai TNA komisaras yra. Komisaras, coachas, man atrodo. Bet mums reikia Morellos. Kiek dabar mačiau, tai TNA tik tai strikliai su NXT dirba. Jo, ir kai dabar WWE įsigijo AAA meksikiečių Lucha, tas 7 kompanijos. Klausimas, kas tenais bus? Bus Alberto Del Rio. Visai čempionas tam. Kas su juo bus? Aš mačiau jau mymus, kad jį atleido. Aišku, jo neatleido, bet... Alberto Del Rio, bet šitas vardas aš šitaip senai girdėjau, kad nahui, tipo... Jis dabar kitaip Alberto, kažkaip kitaip vadinasi, bet mes visi žinom kaip Alberto Del Rio. Ar mes turėsim dar tą announcerį, tą mažą bičą, žinai? Ne, jisai retirino. Jau nebėra. Okay, I didn't know that. Jisai su juo nebedirba, jisai tik tai WWE dirba su juo. Okay. Aš mačiau paskutinį kartą apie Alberto Del Rio prieš šitą AAA įsigijimą, kad jisai sporto salėj kažkur tiesiog wrestlino. Jo, kur taip 10 žmonių žiūrėjo. Bet pohus įdarė dėl to, kas, nes jam tai patinka. Tiesiog, kad ne wrestlingo asmeniškus šūdus prisidarė, dėl kurių po to kentė jo karjerą. Biški ne ten nardė, vyrukas, biški ne ten panardė ir gavo malkų. Bet šiaip apie returnus dar, kol labai nenukrypom nuo tos temos, apie AAA, kad įsigijo, kad jie irgi tikriausiai dirbs su NXT. Tikėtina, kad Paige, a.k.a. Saraya, galimai sugrįž, nes jos kontraktas pasibaigė ir jinai jau yra sakius, kad nori grįžti WWE, kai dabar yra nauja šita valdžia. Jo, apskritai didžioji dalis... Tai čia labai realistiškas netgi, kad sugrįžimas. Paige šiaip kaip kovotoja, jinai gera kovotoja. Performance-wise. Bet tada, kai WWE buvo, Kai WWE pačioje pradžioje buvo, tada bet kai jos gyvenime asmeniniai šūdai prasidėjo, tada susilaužė kaklą ir į alkoholizmą ir dragsus jinai nusirito žmogus ir po to labai ilgai bandė atstatyti save atgal. Tai, 50-50, sakyčiau. Tai va, o su Alistair Blacku tai... Apie Alistair Blacką grįžau kaip lembu, mes jau apie promotionus pradėjom kalbėti. Apie Alistair Black. Jis toks, žinai,
yra, mes turim, žinai, Romaną Reinsą, turim CM Punką, turim Edge'ą, tos jau vardus, kurie yra tokie tituliniai. Kai tu išgirsti Alistair Black, tu toks, aš žinau tą vyruką, jis egzistuoja, viskas. Nu, mano, žinai, perspektyva, aš labai apie tą veikėją toks labai paviršutiniškai. Toks, okay, jo, cool. nes pagrindė, jisai pagrindė, buvo tais laikais, kai Vinsas taip pat tenais kontroliavo ir aš tada wrestlingo nes taip domėjausi, nes įdomu tiesiog buvo žiūrėti. O aš atvirkščiai, kai tik nesikiu, ką jisai darė, bet, žiūrėsim, ką su jo darys ir žiūrėsim, kas bus pirmadienį, nes pirmadienį tikriausiai, sužinosim, ką dabar Gunteris darys, nes jisai, aš nemanau, kad eis link titulo. Ką Volteris darys? Jo, su kuo Jey Uso dabar beefins dėl titulo, irgi geras klausimas, nes abejoju, kas su Gunteriu. Nes, Gunterį jie tiesiog per daug palaidojo, taip vadinamai. Gal Setas? Kad, tipo, vėl su juo... Gal Setas, gal Braun Breakeris, bet reikia žiūrėti, kad jie su to factionu darys, nes kažką žiūrėjau, kas yra durna teorija, kad, tipo, tag teamas bus Setas ir Breakeris prieš Romką ir CM Punką. Blio, aš norėčiau pamatyti, nes, mes matėm, kaip Romka su CM dirba. Come on. Bet Romka su CM... Jie gerai dirba. Bet jie gerai dirba. No, they don't. Yes, we do. Mes tai matėm, blėt. Per War Gamesus. They don't like each other. Čia, tipo, tokie kaip we don't like each other, but we have common enemy. Tipo. Jie gali ištirti. Bet per War Gamesus aš pamenu, kad, tipo, Punkas norėjo eiti ir toksai... Tipo, mums reikia taktymo, ir po to, kuris konfliktuotų. Reinsas jau nori išeitytas, Punkas toksai... Mes neturėjom taktymo, kuris, tipo, jie gerai veikia vien su kitu, bet jie konfliktuoja viens tarp kito. Mes tokių kaip ir nelabai turim. Tipo, visi kažkaip draugiškai. Kadaise buvo, kad The Rock, tipo, su Cena taktyme buvo prieš Awesome Truth. Mums reikia. Sorry, kad pertūksiu. Go for it. Tu matei SmackDown'o R-Truth'as, kai susitiko su Cena? I wish to grow up like My childhood hero. My childhood hero. That is a real champion right there. Tau pasakė pensininkas pensininkui. Abu pensininkai. Bus prigolas, jeigu R-Truth'as, jeigu, tipo, Cena's, tipo, tam titlu pabaigoj, po metų pabaigoj, kažką padarys ir jam costins the match. Arba kad R-Truth'as pasinupistų. Money in the Bank, šiaip įdomu, kas laimės. Gali Money in the Bank vieneris nupistų. Kas dabar yra kokie kandidatai? Plus minus. Money in the Bank, man to per toli dar žiūrėt. Dar per toli, nes aš taip galvoju, gal jau yra, žinai. Bet, Ne, dar per toli. Būtų šiaip įdomu. Būtų įdomu pamatyti R-Truth, ir matai Ceną vienam ringė kaip taktymą. Tai įmanoma, nes abu žino viens kito mūvus. Tipo, Cena toksai dead inside būtų, tipo, akmeninis veidas ir R-Truth toksai. Gal R-Truth bus tas, žinai, tipo, žmogus, kuris atversiam trečiąją akį, žinai, ir vėl jo nieks nematys. Blet, aš noriu. Čia yra Dream Tag Teamas. Dream Tag Teamas. Nes R-Truth'as su Priestu, kai Priestas buvo healas, labai gerai kartu veikia. Kad, tipo, žmonėm pradėjo Priestas patikti. Tai, tipo, blemas, jie gali kažką panašaus vėl padaryti. Va būtent, iš tiesų. Manau, mes jau truputį pabaigą su šito podcast'u pilotu. Kaip ir šios savaitės temos visos užbaigtos, žiūrėsim, kas vyks kitą savaitę. Viskas surakinta, užrakinta, bet hebra, jeigu jums patiko, tai spaudžiam like mygtuką. Smash that motherfucking like button! Subscribe down below! Subscribe! Jeigu... Šiaip dabar tas subscribe mygtukas pašvietėjo. Kiekvieną kartą mes sakom subscribe. Subscribe that button. Ir per to pačio, parašykite patys komentaruose apskritai, ar dar žiūrite imtynės, ar jums tikrai neatsibosta ir ką jūs norėtumėte išgirsti iš mūsų, kokiam temom aptarti ir kokius svečius šiaip norėtumėte matyti. Nes čia pirmasis pilotas, aš tikrai neįsivaizduoju, kaip čia viskas. Pirmas blynas.
Pirmas blynas, nežinau, ar pakepęs, ar paskrūdęs, bet gausias taip gausias. Su jumis aš buvau Gizmo, su manim And buvo... if you're not down without, we have 2 words for you. Suck it! Блядь, Саня. Exactly. Блядь, Саня. Aš toks... Suck it! Aš toks, apie kurį tu šneki? Nes mano galva, žinai, kas buvo labiau J. Rusas, tipo... 4 letters, 1 word, I. Ir su šią gaidą užbaigiam pirmąją seriją. Bye bye. Bye bye.